šiandien norėčiau papasakoti apie judėjimo svarbą sąrėmių metu. Labas, aš esu Vilma, esu gimdymo dūla nuo pat dūlų atsiradimo Lietuvoje pradžios 2013 metais. Taip pat esu kūno psichoterapijos praktikė, baigusi bene 7 metus įvairiausių studijų. Ir savo darbe derinu dūlos patirtį, savo pačios kaip moters 3 gimdymų patirtį ir kūno anatomijos ir psichologijos žinias. Judesys, kaip ir kvėpavimas, dažniausiai yra 2 pagrindiniai resursai, kuriuos moteris gali pasitelkti gimdyme. Jie nieko nekainuoja, jie yra mūsų prigimtis. Ir kartais, kas gali blokuoti judesį, tai įtampa ir stresas. Bet jeigu mes leidžiame išplaukti, tuomet pataikome į tokį gimdymo srautą, kur veikiamos hormonų, endorfinų ir oksitocino, mes tiesiog paneriame į savo vidinį pasaulį. Ir tame vidinėme pasaulyje gimsta natūralus judesys iš dubens, kuris gali tapti toks stiprus ir toks laukinis, lydimas laukinio kvėpavimo. Ir kartais tai moterį gali net ir išgąsdinti, bet tai yra nuostabiausia, kas gali įvykti gimdyme. Nes tokiu būdu mes išjungiame savo mąstančią, analizuojančią smegenų žievę ir tikrai neriame į tą prigimtinį, žinduolišką instinktą, kuris yra raktas į gerą, greitą, atvirą, įgalinantį gimdymą. Taigi kviečiu uždėti rankas ant savo dubens kaulų ir patyrinėti, tiesiog juos atrasti iš pradžių. Tikėtina, kad kūnas nėštumo metu yra papilnėjęs ir nėra taip lengva galbūt pasiekti tuos kaulelius, bet ieškokime. Aštrios klubakaulių briaunos, tada kraštelis, kuris mus palydi į nugaros pusę, tenai galime rasti kryžkaulį uždėję delną ant stuburo apačios, priekyje turime kaktikaulį. Tikrai namuose kviečiu jūs rasti laiko taip detaliau save pačiupinėti. Ir tuomet galbūt įsijungti kažkokią tai jums patinkančią ramią, ritmišką muziką ir kartu su ja tada neriame į sekantį žingsnį, ieškosime savo autentiško, unikalaus ir patogaus dubens judesio. Ir šitoje vietoje svarbu būtų pasakyti, kad mūsų keliai turėtų būti truputį sulenkti, nes jeigu mes labai įtempiam kelių girneles, tada ta įtampa per šlaunis persiduoda į dubenį. Ir to mums tikrai sąrėmių metu nereikia. Taigi mūsų keliai yra truputį minkšti. Ir tada galbūt kviesčiau užsimerkti, nukreipti savo dėmesį gilyn į vidų ir įsiklausyti, kaip mano dubeniui yra patogu judėti šią akimirką. Ir galbūt pajusime, kad jisai ima suptis į šalis, gal jisai ima daryti ratukus, gal jisai ima judėti aštuoniukėmis. Ir visi tie judesiai yra puikūs, nuostabūs ir teisingi, nes jie gimsta iš jūsų pačių kūno. Kuo mes labiau pasitikėsime savo kūnu, tuo gimdymas bus lengvesnis. Kūnas žino, kaip gimdyti, žino, kaip judėti. Ir kaip jau ir minėjau, tik tai tas stresas, jisai gali mums sukliudyti save jausti. Taigi judame ir jeigu jaučiam, kad iš pradžių taip nedrąsiai mūsų kūnas vinguoja, po kurio laiko kviesčiau padidinti amplitudę ir galbūt paieškoti tam tikrų krypčių šitam judesy. Viena kryptis yra iš kairės į dešinę. Vat kaip tai jaučiasi mano kūne. Pabandykime. Atraskite savo patogų, lėtą, ramų judesį. Ir kartu dalį dėmesio skirkim savo dubens kaulams. Pajuskime, kaip jie vienas kito atžvilgiu juda, sąveikauja. Ir kaip pasikeitimas dubens kauluose įtakoja kažkokią vidinę ertmę, kurią galiu jausti. Kita kryptis galėtų būti į priekį ir atgal.
mano kaktikaulis juda pirmyn, tada uodegytė atgal. Kaktikaulis pirmyn, uodegytė atgal. Pajauskime, kaip tai manyje ataidi. Ir išbandykime ir trečią judesį ratu. Galbūt norisi suktis pagal laikrodžio rodiklį, o galbūt prieš. Ir tada keletą akimirkų dar sujungkime visus tuos tris judesius visiškai laisvų judėjimų, taip kaip norisi. Ir galim jausti, kad jisai vilnyja, tas judesys aukštyn, kyla, apima visą nugarą, stuburą, išlaisvina pečius, išlaisvina rankas, įtraukia ir galvą. Po to mes ir siekiam gimdyme, išlaisvėti visą savimi. Esu linkusi pasitikėti kiekvienos moters kūnų gimdyme. Tegu jinai juda taip, kaip jai norisi judėti. Tegu jinai kvėpuoja taip, kaip jai norisi kvėpuoti. Tik su viena sąlyga, jeigu aš save jaučiu. Nes būna taip, kad nerimas ir stresas yra tokio lygio, kad jisai tiesiog išjungia mūsų visus jutimus ir mes nebežinom, kaip yra teisinga. Tai vat šitos mūsų pamokėlės metu išbandysime keletą padėčių, į kurias jūs galite sąrėmio metu įsitaisyti, įsirangyti. Jeigu jums jų nesinorės jūsų gimdyme, būkit ramios, elkitės taip, kaip jūs kviečia kūnas. Bet kita vertus, jeigu jūs nežinote, kaip jūs kviečia kūnas, jisai jūsų niekur nekviečia, jūs esate tiesiog sustingusi, tai tada geriau įsidėmėti jas, turėti kažkokią užrašuose, kad jūs reikalui esant galėtumėt prisiminti, pasikartoti ir tiesiog elgtis taip, kaip iš vadovėlio. Kai kurie specialistai sako, kad sąrėmių padėtis verta keisti kas 5 sąrėmius. Jeigu aš 5 sąrėmius praleidau stovėdama, tai kitus 5 galbūt galėčiau atsiklaupti, po to nueiti ant tualeto pasėdėti, po to pasėdėti ant kamulio, nuolatinėje tokioje kaitoje. Ir iš tiesų nei viena padėtis nėra pati geriausia. Jų kaita labiausiai padeda vaikeliui leisti žemyn. Bet jeigu man nieko nesinori, aš noriu, pavyzdžiui, tik gulėti, tai irgi yra legalu. Jeigu jūs gulite ir jaučiat, kaip neriat į savo vidinį pasaulį, kaip jūs grimstat gilyn ir jūs nekenčiat skausme, bet tiesiog yra toks pojūtis, kad keliaujat su ta tokia veržle gimdymo upė į priekį. Viskas yra gerai, jūs tikrai neprivalot čia tų mankštų daryti 5 kartus į dešinę ir 5 kartus į kairę. Bet jeigu jūs gulite ir jūs kandžiojat pagalvės kraštą, nes tai yra nebepakančiamas skausmas, tai tuomet verčiau kviesčiau save tiesiog už pakarpos pakelti ir tuomet, pavyzdžiui, kas 5 sąrėmius mainyti tas padėtis. Tai dabar jums ir parodysiu kelis judesius, kelias padėtis, į kurias jūs galite įsitaisyti sąrėmių metu. Ir kviečiu ne tik žiūrėti, bet ir praktikuoti kartu. Pristabdyti video ir leisti savo pakankamai laiko išjausti kiekvieną iš šitų padėčių. Norėčiau jums parodyti moters dubens kaulus. Tai yra natūralaus dydžio moters dubens kaulai. Svarbu žinoti, kad tai nėra vientisas lydinys. Kaulai turi sąnarius. Ir natūraliame gyvenime, nesilaukiant, mes beveik nejaučiam dubens kaulų mobilumo. Bet į nėštumo pabaigą moters kūne ima gamintis hormonas relaksinas, kuris atpalaiduoja šitos kaulus jungiančius raiščius. Ir tada visa šita sistema tampa nebe tokia stabili. Mums yra sunkiau eiti, mes nebesam tokios grakščios. Bet tai yra nuostabi žinia, kad kūnas ir ruošiasi gimdymui, kurio metu šitie visi kaulai turės galimybę truputį pajudėti, tokiu būdu prisitaikydami prie vaikelio slinkimo jais žemyn. Norėčiau dar taip pat parodyti, kaipgi vaikelis tai daro. Į nėštumo pabaigą tikėtina, kad jisai įsitaiso kažkaip taip. Tada gimdymui prasidėjus įstato galvytę žiūrėdamas į vieną arba į kitą šoną ir po to ta galvytė žiūri mamai į nugarą
Taigi vaikutis daro sukinį ir po to gimsta pakaušiukui į pasaulį. Bet gali gimti ir visokiais kitais variantais. Čia parodžiau tokį labiausiai tipinį. Bet svarbu šitoje vietoje mums svarbu suprasti, kad vaikutis sukasi mamytės dubenį. Ir tai reiškia, kad idant jis kuo mažiau patirtų nepatogumo arba idant, kad jis neužstrigtų, mama gali savo judesiu jam padėti. Taigi, koks yra tas judesys, kuris galėtų plėsti praėjimą per dubenį. Dabar mes ir pasibandysim kelias sąrėmių padėtis, kurios galėtų padėti jums patogiau jaustis ir kurios galėtų padėti vaikučiui lengviau leistis. Labai dėsninga yra tai, kad prasidėjus sąrėmiams moteris nori lenktis į priekį. Ir nusilenkusi jinai gali kartais laikytis tiesiog už savo kelių, bet namuose mes apeiname visas spinteles, palangės ir stalus. Pavyzdžiui, taip. Atsiremiame, taip kaip yra patogu, ir tęsiame savo judesį dubeniu. Kažkuriuo metu rankos gali atsigulti ant alkūnių ir ant jų mes netgi galime padėti galvą. Įsidėmėkit tai, kad padėta galva visuomet reiškia didesnį tokį psichologinį atsipalaidavimą. Kuomet šita padėtis pabosta, mes galime pasitelkti kamuolį. Ir aš galiu remtis į kamuolį ir patogiai, maloniai sūpuoti su juo. Tiek sąrėmio metu, tiek pasibaigus sąrėmiu. Ant kamulio patogu sėdėti, nes mums nereikia laikyti savo svorio. Sėdėdamas ant kamulio galime tęsti visiškai analogiškus judesius, kuriuos išbandėm stovėdamos. Tai gali būti ratukai, gali būti judesio kryptis iš kairės į dešinę ir gali būti judesio kryptis iš priekio atgal. Jeigu jaučiam tokį impulsą, galime asimetriškai įtaisyti savo kojas. Ir tuomet tai atrodo kažkaip taip. Ir žinokime, kad tokiu būdu mūsų dubens kaulai pasikreipia tam tikrų specialių kampų. Ir jeigu mes intuityviai pajuntame, kad mums norisi tokio judesio, tai būtinai jį ir padarykime. Nes tokiu būdu galime padėti vaikeliui leistis. Niekas geriau negu mama nejaučia, kokio judesio tuo metu reikia vaikeliui. Kita patogi padėtis yra klūpojimas. Šitaip mes galime įsitaisyti ne tik ant žemės, bet ant fotelio arba sofos ir taip atsiremdami į atlošą. Štai čia aš įsipatoginau su pagalvėlėmis, su pufais. Taigi ir namuose patarčiau paieškoti daiktų, kurie jums gali maksimaliai įsipatoginti, kad niekur nespaustų kelių ir būtų pakankamas aukštis. Aš tiesiog atsigulu, padedu savo galvą ir mano dubuo tuo tarpu gali laisvai judėti tomis aštuoniukėmis ar ratukais. O jeigu aš jaučiuosi pavargusi, tai netgi galiu ir nejudėti. Žinokime, kad bet kuri vertikali padėtis yra pati savo vertinga net ir be papildomo judesio, dėl to, kad gravitacija padeda vaikučiui leistis žemyn. Sąrėmių metu moterims norisi gerti. Ir tai reiškia, kad karts nuo karto mes turėsime ateiti į tualetą, šlapintis. Ir nenustebkite, jeigu jūs atėję, nenorėsite išeiti, nes sėdėti ant tualeto yra iš tiesų patogu. Remiamės delnais į savo kelius ir linguojame, krypuojam, kvepuojam. O mūsų tarpvietė tuo tarpu jaučiasi atpalaiduota, jos niekas nespaudžia. Tai galite čia praleisti daugybę laiko. Ir svarbu dar yra tai, kad tualetas yra intimi, uždara erdvė, į kurią niekas be pasibeldimo neužeis. Dėl to čia yra saugu būti. Tai yra toks žinduoliškas saugumo poreikis, kurį mes galim tokiu būdu atpažinti savyje. Per sąrėmius mes turėtumėm turėti galimybę atsidurti ant žemės. Padėtis ant grindų visuomet teikia daug laisvės ir variacijų judesiui.
Namuose galime įsitaisyti ant kilimo, o į ligoninę turėtumėm pasimti turistinį kilimėlį, kurį galim pasidėti ant žemės ir tada arba ant jo prigulti kartais gali norėtis, bet viena iš populiariausių padėčių ant grindų yra padėtis ant 4, kurioje mes vėlgi labai intuityviai ir laisvai ieškom dubens judesio, kurie gali būti patys įvairiausi. Galime sukti ratus, galime vinguriuoti klubais pirmyn atgal arba į šonus. Jeigu kilimuko ligoninėje neturėsime, tai ant 4 galime lygiai patogiai išsitaisyti ir ant lovos. Po kurio laiko tikėtina, kad pavargsta pečiai ir alkūnės, tai tada mes galim pasiremti į kamuolį. Geriausia būtų, kad kamuolį man pastumėtų mano vyras arba dula ir tada aš atsiremiu, padedu savo skruostą galbūt net ir lėtai save supuoju, tai padeda man nusiraminti. Labai tikėtina, kad kai jusiu, kad prasideda sąrėmis, aš tą kamuolį norėsiu nustumti, atsistosiu stabiliai, pasiėmusi rankomis, pakvėpuosiu, pajudėsiu ir sąrėmiui pasibaigus vėl keliausiu poilsiui į šitą pačią padėtį. Taip. Nei vienas gimdymas neapsieina be gulėjimo. Kartais mes tiesiog nuilstame ir norisi prigulti tam, kad atgautumėm jėgas, o kartais dėl medicininių priežasčių mums tai yra neišvengiama arba reikia gulėti, nes akušerė matuoja kūdikio širdutės toniukus. Tai be abejo mes gulime ant šono, ne ant nugaros. Bet žinokime, kad šitoj padėty būtų labai pravartu kilstelti šitą koją. Ir tam mes galime pasitelkti tokį pupelės formos kamuolį. Aš jį tiesiog apsižergiu ir tada mano dubens kaulų kampas yra palankesnis vaikučiui leistis. Ir tas, kas yra šalia, vyras arba dula, dar galėtų man šitą kamuolį supuoti. Tai tada išvis yra puikus atsipalaidavimo jausmas. Šitą padėtį aš galiu truputį modifikuoti. Jeigu aš ištiesiu apatinę koją, jausis jau truputėlį kitaip. Jeigu aš tas savo kojytes truputėlį pastumėsiu link nugaros, jausis jau truputėlį kitaip. Ir visos tokios mažos permainos, jos tam tikrų būdų įtakoja visą procesą mano pilvuke. Džiaugiuosi ir dėkoju, kad kartu praktikavom gimdymo judesius. Darsik norėčiau pabrėžti, kad esate visiškai laisvos atrasti, surasti savitą, savo unikalų būdą judėti. Ir šitie judesiai, kuriuos čia praktikavom, lai būna kaip špargalkė, kurią pasinaudosite tuo atveju, jeigu tikrai nerimas ir įtampa paims viršų. Jeigu jums patiko šitas filmukas, kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, kviečiu susisiekti, jeigu turite klausimų ir kviečiu apsilankyti mano svetainėje pilnagyvybės.lt, kurioje rasite naujausią gyvų susitikimų ir seminarų grafiką. Lengvo, sklandaus, įkvepiančio gimdymo.